Ar iš tiesų tinklinis marketingas, tinklinė rinkodara yra unikalus verslo modelis? Vieni sakytų taip, kiti prieštarautų tam. Ir nuomonių skirtumas yra visiškai natūralu, nes kiekvienas žmogus turi skirtingą patirtį ir išvadas daro pagal savo patirčių bagažą. Ką aš galėčiau atsakyti į šį klausimą? Tinklinio marketingo kūrimo versle turiu daugiau nei 20 metų patirtį ir tikrai galiu pasakyti iš širdies, kad man tinklinis marketingas tai yra tikrai unikalus verslo modelis. Juolab, kad turiu patirties ir samdomo darbo, turiu patirties ir tradicinio verslo kūrime ir visą tai galiu palyginti. Kamegi yra didžiausias tinklinio marketingo verslo kūrimo privalumas? Galiu pasakyti vienu sakiniu, kodėl tinklinis marketingas yra unikali verslo galimybė man. Ir štai tas sakinys. Pasinaudojau kitų sukurtais resursais ir sukūriau savo verslo organizaciją, pradedant nuo nulio iki pasyvių pajamų srauto. O ne per seniausiai viename interviu su Algirdu Karaliumi išgirdau jo taiklų apibūdinimą apie tinklinį marketingą. Tinklinio marketingo verslo galimybė tai tarsi asmeninė frančizė, kai be didelio investicinio kapitalo įsigyji reikalingus resursus savo verslui kurti ir vystyti. Taigi, mano nuomonė, kad tinklinė rinkodara, tinklinis marketingas tai yra unikali verslo galimybė, o kokia jūsų nuomonė? Parašykite komentaruose. Esu labai dėkinga.